Nu tai sveiki. Annyeonghaseyo. Mes randamės Pietų Korėjai. Norėjau sakyti šiaurės, bet visgi Pietų Korėja. Aš tai nenoriu šiaurės. Tai va, atkeliavom į Pietų Korėją. Šiuo metu esam jau kokias 3 valandas šioje šalyje. Nusileidom 7 ryto. Tai buvo 6 valandų skrydis iš Malaizijos, kuris čia dešinysis. Buvo 6 valandų skrydis naktinis iš Malaizijos. Tai nelabai pamiegojom. Tai nusprendėm pamiegoti oro uoste. Tomas man užbukino kapsulės viešbutį, tai 3 valandas tiesiog atsijungiam. Ir dar išsiprausėm, tai buvo labai smagu. Jo, labai patogu buvo, kiek čia, 27 kokie eurai už 3 valandas, nu tai panepinom. O dabar bandom nusigauti iki miesto centro, kur bus mūsų viešbutis. Tai keliaujam kartu. Man patinka metro. Nu, kokie įspūdžiai keliaujant su tokia kuprinė didelė. Aš sakau, aš jau ją noriu parduoti per Facebooką ir nusipirkt lagaminą, nes man tiesiog, jinai nėra gal tokia sunki, bet tie gabaritai nusibosta tampytis ją, tai nepatinka. Kažkaip man atrodo irgi patogiau dabar keliauti su lagaminais būtų nei su tokia kuprinė. Nu, bet gal toks impressionas tik dabar. Nu, kai Vietname keliam su lagaminais, tai žiūri praskeikia. Tai nežinau. Gal šiaip tiesiog reikia su mažiau daiktų keliauti ir bus ramu. Travel light. Tai va, nesakėm kur randamės. Tai randamės Seule, Korėjos sostinėje dabar. Pakeliausim po Seulą, o po to bandysim judėti aplink Korėją. Tai pirma stotelė čia. Nu va, ir atvykom į savo stotį Seulo pagrindinę turbūt. Labai aukštai viskas. Julytė. Žodžiu. Tai va, dabar reikia surasti, kur kuprinės padėti ir tada eisim pietauti. Labai sunku su šitom kuprinėm dabar vaikščioti. Nu, palikom va tokiame savo lokeryje mūsų kuprinės 3 valandas, kad nereiktų tasytis. O dabar pagaliau galima eiti kažkur papietauti. Ką čia naudoji? Tai va, čia naudoju Naver Maps, man atrodo tai vadinasi. Tai korėjietiški mapsai, nes Google Mapsai neveikia dėja. Tai atidarysiu Google Mapsą, paspausiu nuorodos. Tai rodys tik traukinį, o kaip nueiti tai nerodo. Tai reikia naudoti jų programėlę. Gal virusų neprisisinčiau. Einam valgyt. Pusę dienos blūdijom tiesiog. Sunku. Einam, suvalgysim rameniuką į savo pilvuką. Per šaligatvį važiuoja ir į ką tu jam? Aziją. Mes jau įpratę, kai šaligatvį važiuoja. Va, pažiūrėkit, kokie skersgatviukai čia pasukus. Jau O, kaip šitas. siaura. Einam. Sakai čia? Čia, manau. Čia tiesiog pervė nupiešta, ką žinau, koks čia restoranas. Žiūrėk, turim rinktis. Aš imu garlic. Garlic yra tiesiog beef ramen. Kokią nori. Aš gal irgi garlic. 2. Čia visiškai local vietelė, Tomai. Nu, Va. geras. Lauksim savo eilės, kol prisėsim. Nu va, ir atsisėdam prie staliuko. Labai vietinė vieta. O taip atrodo. Tiesiog prie bariuko sėdi ir valgai. Mes matom visą gamybos procesą. Tai 2 ramenai kainavo 17 eurų su kola. Nu va, ir tokie mūsų pietukai. 2 rameniukai. Skanaus. Nu va, pavalgiam.
Nežinau, persivalgiau. Eikti tiesą su tokiais pasakius. bliūdais, aš nežinau. Labai skanu buvo, labai sotu. Ui, Mes tiesiog neįveikėm, vietiniai čia suvalgo po visą bliūdą sriubos, mes tai dar kol kas esam silpni. nepasiruošę dar. Tai va, esam savo barakė. Taip. Nu, čia toks, vadinasi, Seoul Nest, tai tikras lizdelis, blemba, va. Lubos gal nenukris. Va, dar ranką pridedu ir jau. Gerai, kad nesabonis. Duše remiuosi į lubas, žodžiu. Žodžiu, va tokia kamurkė. Čia kam tas telikas, aš net nesuprantu. Telikas. Ir va dušas. Nu, realiai viskas, ko reikia. Vertinu, nežinau. Neblogai, nėra blogai. Tik tai, kad į kalną reikia užlipti, kad jį pasiekti. Šiaip tai visko užtenka. Bet labai gera vieta. Jo, prie pat stoties. Kur mes čia išlindom. Prie įdomios architektūros. Wow. Gražu. Reikia pasidomėti, kas čia yra. Įspūdingai atrodo. Štai ir prieinam pirmasias vėliavas Korėjos. Man patinka architektūra šito muziejaus. Labai įdomus pastatas. Bekampis. Labai gražios formos. Kažkaip atvykę čia į Seulą pastebėjom, kad labai daug porelių, kurios žmonės vienas prie kito glaustosi, bet kažkaip jie čia labiau rodo tą prisirišimą vienas prie kito. Kažkokią seksualinę trauką ten vis laik už rankyčių pasiema, ten nebijo kaviniai pasiglaustyti. Tomas sakė, matė, kaip mergina ten vaikina už krūtinės ten glosto ir panašiai kažkaip, nežinau, Malaizijai to nematėm. Tai čia jie labai viens kitą ar saugo, ar nežinau, negali rankų nulaikyti, tai tas įdomus faktas gal, kad labai rodo per prisilietimus savo meilę. Volia, ir mūsų maistas. Tai ką tu turi čia? Aš turiu jautienos bibimbapą, pasiėmėm koldūnų užkąstą, tu ką pasiėmei? Spicy chicken kažkoks korėjietis. Labai įdomios lazdelės tokios metalinės. Tai galim paragauti tą progą ir įvertinti tiesiogiai su maistu. Labai skanu ir aštru. Aštru? Jo. Taip. Korėjietiškas maistas. Imk užsivalgyk ridikėlio. Labai aštru. Ui. Kas man nepatiko. Nu tai va, pavalgiam, žodžiu, 14 eurų sumokėjom. Bet Visai. tai kiek mes prisisakėm? Nu. Jo, prisisakėm tai daug. Žodžiu, va čia matom visus korėjiečius, tiesiog porom sėdi visi. Labai jaučias, kad tiesiog, nežinau, kitokia tauta palyginusi gal su Malaizija, su Tailandu, nežinau. Kažkaip jie atrodo atsipalaidavę. Jo. Nežinau, Malaizija tai kažkaip jie negali tiek daug savo jausmų rodyti viešumoje dėl to islamo ir panašiai. Kinai tai ten būna, taip pasiglausta, bet irgi dauguma tokie kuklus, o čia jau labai atvirai rodo, vienas kitą myli, tai mums gal irgi tas neįprasta, nes mes lietuviai kažkaip irgi vien su kitu atsibuvę, tai santūriai elgiamės. Nu. Tokia žymiai siauresnė negu Neris, bet pakrantė atrodo labai jauki, žmonės ilsisi, kojas murgdo, bėgioja, eina į pasimatymus. Čia visi eina į pasimatymus, tik
man atrodo. Kažkaip korėjiečiai atrodo romantiška tauta. Nu, tai sveiki. Antrą dieną mūsų. Vakar jau Pasilakstėm autobusais Jo. ir jau atvykom per 10 minučių gal atvažiavom. Taip, pavažiavom autobusais, dabar išlipom, einam iki kažkokio pelas, neištariu vėl pavadinimą. Bet jo, vakar tai jau Iki rūmų. buvo out. Po visų žygių buvo didelis nuovargis. Mūsų kambarys nors ir mažas, bet labai geroje vietoje ir labai minkšta lova. Tai Jo. yra plius. Ką visada žiūriu, tai kad būtų minkšta lova. Labai gerai snaudėm. Jo, o dabar randamės čia kažkokiam rajonėlyje. Kažkokia. Autobusai viešieji labai geri, tik tai labai greit važiuoja. Ir žodžiu, einam pažiūrėti. Kokie česnakiniai bandelės kokios. Su ham and cheese gal. O kaip gerai atrodo. Garlic boy. Taip kvepėjo, aš galvau, čia kažkiek pica kvepia, bet pasirodo čia bandutės su česnaku. Reikės kramtoškės nusipirkti, nes mirtėsim turbūt. Va, kaip dailiai. A ne, nusipirkai? Nusipirkau. Skaičiuok. Kaip kvepia. Ten taip greitoji atrodė, tai visai ją praleidžia, ne taip kaip Malaizijai, kur nepravažiuoja. Mūsų bandelė. Kiek? Jums amiga 6900, kiek? 3 eurai? Nu, kažkas tokio. Bet čia didžiulis batonas, va. Gerai, taste testą darom. Kaip čia sūrio viskas plaukia. Nei biškį aštri, čia čili privaryta. Labai riebi. Aš turbūt ne iš tos pusės pradėjau. Mano viduje sūris ir česnakai. Ir biškį saldina. Visus skoniai viena vietai. Nu, bandelė tai skani. Užskaitau. Čia tokia bomba pusryčiam. Visų skonių ir dar česnako belekiek. Ir jo, jau valgai nieko nebenori. Taip. Dabar galima bus pasivaikščioti ilgai. Tai va, sumoki 3 eurus už didžiulį tą batoną. Ir per pusę suvalgai ir nebereik daugiau. Nu, Apsimok. taip. Žodžiu. Čia kai tiek daug švenčių Azijai, kad nežinai, kada gali būti uždaryta. Ja. Tiek važiavau, tiek stengiausi ir Google Maps rašė atidaryta, bet uždaryta. Tai ką, einam kitur kažkur tada? Ką? Tai čia pilna visko aplink. Ne, liūdėsi dėl to. Einam. Kaip šitas vadinasi kriketas? Jo, man atrodo. Labai faini va seneliai žaidžia tiesiog. Vidury dienos visi susirinkę. Turnyrą čia gal kažkokį pasidarė. Tiesiog vidury miesto. Va. Tomas susigundė Cherry Coke. A ne? Paspaudžiau English ir man nieks, žinok, Taigi mango juice va parašyti. Tai va čia va tai. Čia nėra to. Tai va, žiūrėk pagal šitą hieroglifą. Va. Aha. Viskas, turi mokytis kalbos šitoj šalyje, turi gerbti. Kaip mes lietuviai mėgstam, kad pas mus lietuviškai kalba, čia reikia mokytis korėjietiškai atvykus, o nieko nežinau. Čia matai va yra sandvičių, pavyzdžiui, pusryčiam galima sandvičių. Net su kaja matau yra.
Tai gal nori prie baro Gerai, užsisakyti? nėra jokios čia cherry coke. Kaip tai nėra, va? Scam. Tai yra. Nu, kaip to kolytė. Už 3 eurus nusipirkau. Su vyšnių sirupu, raudona kokia. Paragauk. O Jėzus tokia saldi. Bet grinai. Va ir vafliai čia. Einam pasižiūrėti į Bukčion kultūrinį centrą. Prašo, kad čia jų korėjiečių tradiciniai namai. Čia istoriniai korėjiečių namai, tai galėsim ateiti į turą. Jei bus laiko. Jeigu spėsime. Matai žemas lubas? Nu. Beveik pasiekiu. Nameliai, drabužėliai. Nu, gražus raštai. Įdomu, kad turas nemokamai. Gal valstybė Free finansuoja. admission. Taip pat čia buvo Bukčion kaimas. Ir dabar galima pasižiūrėti, kaip seniau korėjiečiai gyveno. Žiūrėkit, kokie gražūs vežliukai. Nuostabus. Čia ant durų. A ne, Tomai? Vežliukai ninjas. Dabar aišku, bet turo čia ką čia sužinosim. O čia atėjom į poilsio zoną. A ne, Tomukai? Čia office, man atrodo. Galima prisėsti. Čia Ant tradicinis žemų office. kėdučių. Aš noriu prisėsti. Sveiki atvykę į mano kabinetą. Čia mes darom labai svarbius darbus. Sprendžiam šeimos reikalus. Tomas mėtis dabar strėles. Žiūrėkit, kaip reikia. Dai, tikliau. O, Vienas. beveik. Tai nėra taip lengva, kaip atrodo. Tai aš matau, kad nėra lengva. Beveik. Okay. Vieną pataikiau. Vienas iš. Iš 10. 2, 3, 4, 5. Iš 8. Ai, va čia pro kairę galim. Čia galit pamatyti, eina žmonės tiesiog ir kviečia balsuoti už kažką. Tai dabar už partijos ar kažką numeris 2 praeina. Ir vaikšto po miestą. Čia už partiją balsuoja ar už ką? Jo, už partiją. Nu, žodžiu, atėjom vėl į vietinę vietikę tokią. Štaip atrodo paprastas restoranėlis. Ir pažiūrėkit kokią porciją. Tomas sako, aš noriu valgyti. Nu, tai man atrodo, jis gaus valgyti. Ta prasme, kiek side dishų davė? Čia jo davė tiesiog garnyrą į vieną. Ryžiukai, sriubytės, žalumynai ir Mano tiesiog atnešė kotletas. karbonadą, Karbonatas. kuris kaip 2 Tomo galvos dydžio. Sėkmė. Norėjai valgyti, tai va, gavai. Skanaus. Skanaus. Nu, kaip sekas? Po truputį. Žingsnis po žingsnio. Ta prasme, suvalgėm šitą ir jis dar į filą atnešė tiesiog. Suvalgėm ir mums pastvėrė lėkštę ir papildė ir, nu, reiškia, nieks nesumažėjo ant šito stalo. Dar norėjo česnako, bet jau sakau, gal stop. Aš tai nesuprantu, jeigu taip atrodo jų kasdieniai pietus, tai kaip čia visos moteris tokios lieknos. Nežinau, nesuvedu galų. Tai va, tokiam kamputyje randasi restoranėlis, pasuk va.
nuo pagrindinės gatvės ir pavalgysi skaniai. Sumokėjom 14 eurų dviem už tokią porciją. Tai dabar reikia pravaikščioti. Jei žinau, kosmosas. Galvoju, filmuoju, bet nefilmavau. Nu, parodyk. Tokie pagražinti. Azijiečiai. Azijiečiai. Cool. Širdelių pridėjau. Nu, einam visiškai realiai be mapso ir dabar prieinam va tokio objektą. Aš jau net nežinau, kas čia yra. Tūkstančiai žibintų sukabinti. Kažkoks Labai budistinis gražiai dalykas. atrodo viskas tiesiog mieste. Nu čia įspūdingiausia sostinė turbūt, kurią matėm. Kažkaip gali vaikščioti ir vaikščioti. Nu, Visur Walkable praeisi. City. Kas čia vyksta? Čia foto dar einam. Wow. What? Toksai. Čia šventykla. Oho. Aš tai tuo būgnu noriu, be. Čia jie Kaip savo gražu. norus turbūt surašė. Wow. Tai va, Tomai, čia yra šventykla, jinai pasislėpus. Už Nu net visų. nesimato per visą šitą. Ir va, aplink šventyklą, visur. Iškabinti čia žibintai. Kaip manai, kiek čia žibintų? Aš manau, virš 10 tūkstančių. Ne, Tūkstančiai. nu gal kokie 5 tūkstančiai. Tūkstančiai Tūkstančiai. žibintėlių. Ir ant jų va kažkas parašyta. Linkėjimai visokie. O gėlyčių galima nusipirkti. Nu ką, sudaušim 1000 metrų. 1000. 3 kartus. O norą tai pamiršau sugalvoti. Dabar sugalvo. O kad tas dėdė nerėktų mūsų mano norus. Kažkoks sėdėjo man to soliuko, pradėjo su kažkokiu šitų, nežinau, su lasda trankyti senukas per soliuką, kažką rėkta nu mūsų ten, nežinau ką aš jam padariau tokio, kuo nuskriaudžiau, bet tikrai neatsiprašau. Nu ir atėjo vakaras, tai va grįžom jau į savo vietikę, žodžiu. Tai pasidarėm karikatūras tas, nešiojau visą dieną čia, saugojau. Užėjom į parduotuvę nusipirkti pirštinių žodžių haikui ir palikau tenai. Tai reikės rytoj grįžti turbūt paimti, nes grįžom atgal pažiūrėti, o parduotuvė buvo uždaryta. Tai arba aš jas ten palikau, arba jų tiesiog nežinau, kur palikau daugiau, arba pamečiau. Tai tikiuosi, kad ten dėdė jas surado, padėjo ir galėsim grįžti paimti. Tai o dabar eisim miegoti jau po biškį ilsėtis, nes rytoj laukia atsikėlimas anksti ryte, 5 ryto. Ir eisime haikint į vieną iš Seulo haikų. Tai
iki rytojaus. Nu, tai labas rytas. Dabar yra kiek? Dabar yra 5:31. Ir einam kur, Julija? Mes eisim į žygį. Į žygį užsimanėm. Tai žodžiu, einam į metro, pavažiuoti 40 minučių ir bandysim užlipti į aukščiausią tašką aplink Seulą, kaip suprantu. Žodžiu, nuo kur matysis visas Seul miestas ir taip toliau. Tai į viršų turėtų būti apie 2,5 valandos žygis. Žodžiu, tai jau ankstyvas rytas dar tik, bet jau Seulas visai bunda. Miestas dar tuščias. Ja, Vėsu, gaivu lauke. važinėja mašinos po biškį. Geras oras, ne per šalta, ne per karšta. Ja. Po biškį keliaujam ir atnaujinsim įvykio vietoje. Nu, žodžiu, atvykom į lokaciją. Kažkoks miestelis, gal mažas dar. Tai, jo, pradėjo lyti. Gal nustos lyti. Žodžiu, važiavom valandą kokią. Tai dabar reikia nueiti iki pradžios ir pažiūrėsim, kas tada. O, kokia. Aš turiu muminuko paltą. Parodyk man muminuką. Va. Muminukai. O. Koks kriokelis. Tai va, net turi tokius prie haiko pradžios. Čia kam naudot? O. Kaip tu bus stiprus. Paspausk vėl nužuvo. Žodžiu, gali nusipūsti nuo kojų purvą, aš kaip suprantu. Convenient. Viskas va parašyta korėjietiškai, tiesiog angliškai nėra. Ką, lipam? Nu, kilometras su kablis 2. Nu jau nedaug. Iki haiko pradžios. Ojei, tai kem minučių lipam, o dar nepasiekėm pradžios taško, to kur prasideda haikas. Ai. Reikėjo tikrai taksi pasiimti. Žodžiu. O beveik pasiekėm pradinį tašką. Tai ką, atėjom pagaliau, pasiruošėm, turim net lazdas haiko nusipirkę iš Dekatlono. Ir čia yra pradžia. Va tokia šventyklėlė prieita su būdom. Gražu. Einam toliau.
300 metrų liko iki viršaus. O čia yra va jų ta senoji siena. Pastatyta Julija kada? 1711. 1711. O, pirštinės užsideda. Susidedam pirštinės. Kad nenusibalnuotų. Jau tokie rimti haikeriai. Buvo. Su gripu. Nu. Ką? Last steps. Biški šaltokai jau čia viršui. Nu. Tik kepurę užsidėjau. Va toks vaizdelis. 300 metrų liko. Lipsim į ten. Prasideda smagumas. Vau. Davai, kepkis iš rankų. Rankom lipu, ne kojom. Vau. Ui. Ta prasme, kokie vaizdai. Vau. O, čia ta Bet kiek kompanija. klipt. Ai, čia jau tie, kur buvo. Jo, kur mus pralenkė. Nu ir pasiekėm viršūnę. Julija fotkina čia. 2 valandos 42 minutės. Vau, labai įspūdingas haikas. Nebuvo sunkus, bet tikrai įdomus. 300 metrų paskutiniai, kurie likę buvo, tai žiauriai įdomus buvo. Ir su vėjeliu, ir su debesim. Jo, užskaityta, o dabar lipsim žemyn. Pietaujam va su tokiu vaizdeliu. Korėjietiškos bandelės. Brančas. Nu. Geras. Vau. O čia tai maistas. Iškart skanesnis bus. Verta 100 000. Nu tai va. Nulipam. Kiek užtrukom nulipt? 1,5 valandos. O lipom 2 valandas. Visų pusėje kažkur. Tai greičiau gavos nulipt, aišku, kaip visada. Nu visai buvo faina. Atgal biški gal jau užkniso eiti, bet į viršų tai buvo faina. Ane. Nu, man tai vienas gražiausių haiko, kokius aš esu turėjęs. Man gražiau čia negu prie Zakopanės Lenkijos kalnos. Ne. Bet šiaip kosmosas ten 300 metrų, žiauriai gerai buvo. Labai gamta pasakiškai graži. Jo. Vsio, out kol kas varom į miestą kažkur. Tai atsiteleportavom į vakarą. Žodžiu, buvom labai pavargę po žygio, tai poilsis tiesiog kol kas buvo. O dabar esam vėl maiste, tiesiog atėjom į kažkokią japonišką užžygą. Tiem pavakarieniaut, bet korėjiečiai čia tiesiog dauguma nevakarieniauja, o tiesiog geria su kolegom susėdę, tai labai garsu, jeigu galit girdėti aplinkui, labai jie garsiai šneka. Tiesiog trečiadienis, o jie vakarais geria, lyg būtų penktadienis, tai man labai keista. Tai va, o buvo įdomi situacija, Julija išėjo manęs pasitikti lauką ir ant jos pradėjo kažkoks vyras rėkauti. Rėkauja kažką, tai Julija nuėjo, po to atėjom, mes atgal ir tas vyras toliau rėkauja ant mūsų, atėjo toksai prie pat vos veido mano nepriejo ir piktas žiūri. Aš įsitraukiau jau skėtį, galvojau, kai aš žemdėsiu iš to skėčio ir jisai žiūri kažką rėkauja, aš sakau, nesakau, tipo, atstok. Jisai toliau eina prie manęs ir rodo į ranką, kad laiką parodyti. Tai aš jam parodžiau, ištraukiau telefoną, galvoju, gal nebėgsiu telefonu. Toks prikišo galvą prie laiko, pažiūrėjo. Okei, sako, thank you. Ir korėjietiškai jie ten pasakė ir išėjo. Aš galvojau, kad jis ar apsinarkašinęs, ar prisigėręs, ar gal kažkas su galva, kad jis eina gatve vienas ir šūkauja. Ir aš kažkaip praėjau, bet galvoju, eisim su tom atgal, tai sutiksim.
Ir jis atėjo prie mūsų tiesiai ir toksai ir mes tokie no. Galvom, kad prisiknis prie mūsų, bet jis tiesiog žmogus laiko norėjo sužinoti, tai gerai, kad neagresyvus. Jo. Nu ir ką gali rasti vakare pavalgyti? Gavom japonišką bento, čia tą dėžutę pietų, kur visas rinkinys viename. Dar sriubos. Salmanas? Pas mane žalia lašiša. Jo. Pas mane kiauliena. Kepsnys. Ir bananų, žodžiu. Tai va, vieninteliai europiečiai valgo kažkokiam japoniškam restorane. Mes alkoholio jokio neėmėm, tai mus keistai pažiūrėjo. Nu, tai naujas rytas. Nauja Seule. kava. Jo. Mūsų paskutinė pilna diena Seule šiandien. Ir šiandien važiuojam, dabar sėdim autobuse ir važiuojam į demilitarizuotą Korėjos zoną. Jo, tai važiuojam iki pat Šiaurės Korėjos sienos. Mūsų gidas labai šnekus ir pasakoja valandą Korėjos istoriją apie karus, apie Japonų okupaciją. Tai iš tikrųjų jie turi labai skaudžią istoriją, korėjiečiai, tai nežinau. Buvo periodas, kai buvo kolonizavę juos japonai, kaip ir mus rusai, ir neleido jiems šnekėti japoniškai, norėjo, kad jie, neleido šnekėti jiems korejietiškai, piršo jiems tik japonų kalbą, tai sakė, kad senoji karta, bent jau gido močiutė, kalbėjo ir korejietiškai, ir japoniškai, nes buvo periodas, kai negalėjo šnekėti savo kalbą. Tai kai pas mus vyko tas rusifikavimas, kaip ten per prievartą, kai mus norėjo paversti rusakalbiais, tai jos norėjo paversti japonakalbiais. Šiaip sakė daug lietuvių, gidas sutinka, mums sakė labas. Tai ypač dabar matyti Korėją daug lietuvių keliauja. Atvykom į savo pirmąjį objektą. Toks trumpas haikas bus 5 minučių. Ir užlipsim, bus gražus vaizdas. Tiesiog toksai foto vietikė. Palei. Catch up to them and no. Nu, turistynas, priėjom per porą minučių. Pažiūrim, kaip atrodys. Turėtų gražu būti. Pirma reakcija. Patys dar nematėm. Dar nematau nieko. Nu, toj prilipsim. Pirma reakcija. Gerai. Praeinam tos žmonės. Ir, Beždžionių tiltas? Nu. Reikia foto. Wow. Kaip gražu. Einam praeisim? Einam praeisim. Kaip gražu. Eik tu, kiek čia žmonių, kaip juda vis. Kaip juda. Laikosi net žmonės. Taip gaivu, vėjas pučia, bet ir tas beždžionių tiltas taip juda. Taip, yra žmonių, manau, kas išsigąsta. Jo, laikosi žmonės už šono. Vaikis tai šokinėja. Smagu. Geras objektas. Gražus. Tai žodžiu, pats tiltas yra 150 metrų ilgio ir jis pastatytas karių garbiai, kurie kovoja prieš kinų komunisto armiją Korėjos karo metu. Tai tiltas istorija. 오키는 여기까지만 올라오면 돼. Tai va, atvykom į antrą savo vietą. Į parką. Ir mes artėjom prie demilitarizuotos zonos ir prie Korėjos sienos. Jo, tai dabar pamatysim čia 4 objektus, irgi kažkokį tiltą,
dar porą, nepamenu dabar. O po to jau artėsime prie tos pačios zonos. Ten jau net nežinau, ar galima bus kažką filmuoti. Negalima fotografuoti, dronų negalima kelti. Tai gal ir filmuoti ir neleis. Žodžiu, pasus patikrins irgi. Tai kol kas viskas okei. Nu, gidas tai mūsų labai plepus, pripasakojo tiek, kad net nežinau, nuo ko pradėti. Bet gerai sužinai iš pirmų lūpų vos, ne iš paties korėjiečio. Nereikia skaityti. Tai čia, pavyzdžiui, atvyksta korėjiečiai, kadangi jie yra, šita zona randasi realiai arčiausiai, kur gali pasiekti Šiaurės Korėją. Tai jie čia atvyksta, kuomet jie pasiilgsta savo šeimos, kuri yra Šiaurės Korėjoje. Ir čia tiesiog užrašo ant lapelių, prikabina prie sienos, kad jų pasiilgsta, kad nori pamatyti juos, nu tiesiog. Nes jie negali kontaktą palaikyti su savo protėviais likusiais ten ir giminėm. Tai čia taip išreiškia pagarbą, ypač per atostogas šalies atvyksta, tai čia tada turistai negali atvažiuoti, viskas uždaroma ir tik tai korėjiečiai gali. Jo, einam parodysim. Tai va čia galit pamatyti, kiek tų raštelių yra prirašyta. Visa tokia tvora ilga. Nu jo. Liūdna čia istorija korėjiečių yra. O čia kas? Čia traukinys tas? O koks čia traukinys? Supply. Tiekimo traukinys. Lokomotyvas likęs iš Korėjos karo. Ir va čia kiek kulkų suvaryta į traukinį yra. Matai? Vien kulkos visur. Sakė, kad jeigu fotografuojasi šitoj vietoj, tai kad gerbtum kultūrą, turi nesišypsot, nebūti linksmas, nes čia žmonės gedi, žodžiu, savo artimųjų ir karo aukų ir nukentėjusių, čia, žodžiu, nelinksmybių vieta. Jo. Tai čia Freedom Bridge vadinasi ir čia anksčiau tiesiog keisdavosi kaliniais tarp Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos. Nepameni, kiek sakė, kad tai išgelbėjo? Apie 13 000, man atrodo, buvo išgelbėta žmonių tokiu būdu, jei neklystu. Va, čia tie rašteliai, kur išreiškia savo ilgesį giminėms. Nu, įdomu tokį va turą pasiimti, sužinai va tos visos istorijos tokios. Ne vien tiesiog, kad varai paturistauti ir visą linksmą istoriją tiesiog žiūri, kaip viskas linksma. Ne, tai labai naudinga, aišku, juk mes neatvažiavam čia jau būdami apsiskaitę ir Korėjos istorijos ekspertai. Tai šiaip mes užsisakėm per Get Your Guide, ne? Taip. Ir įmonė vadinasi PLK Travel ir mūsų gidas yra Denisas. Žodžiu, įdomu, labai geras gidas, daug papasakoja va tų nežinotų dalykų, tai sužinai va tą visą istoriją tiesiog. O dabar varom papietauti pagaliau. Yeah. Taip pat va čia va yra, kaip jie vadinas, comforting ladies, tai anksčiau Japonija tiesiog grobdavo merginas ir jas naudodavo sekso vergovai. Tai taip va jie jas čia pagerbė. Tai va, randamės dabar demilitarizuotoje zonoje. Biški čia filmuoti neleidžia, fotkinti neleidžia. Esam va prie tanko užtat M48A3 modelis. Tai žodžiu, tai ką galiu pasakyti, kol kas dar nepapasakosiu čia nieko. Buvome prie observatorijoj, tai pamatėm Šiaurės Korėją iš viršaus. Dabar buvom tunelyje. O papasakosim plačiau gal po ekskursijos, tai šiaip labai įdomiai pasakoja. Gidas susiradęs korėjietis Vilnietę merginą. Tai jeigu čia Vilnietė mergina žiūri ir
žino, kad čia jos gidas veda, tai linkėjimai. O šiaip labai įdomu, tikrai rekomenduojam, tai papasakosim viską plačiau vėliau. Dar važiuojam vieną objektą ir važiuosim namo. Labai ilga ekskursija, šiaip. Visos dienos. Tai va, baigiam savo turą, važiuojam namo, tai galim biškį dar papasakot, ko negalėjom filmuoti. Taip, tai greita DMZ turo apžvalga, tai labai rekomenduojam, ypač jeigu esate Seulo apylinkėse, tikrai verta. Visa diena jau beveik kiek čia valandų? Beveik 6, visa diena labai greit prabėgo, sustojom gal 5 sustojimuose, ne? Ir, pavyzdžiui, mes atvažiavom visiškai žali į Pietų Korėją, nelabai žinom istorijos, tai čia žmogus papasakoja viską iš korėjiečio perspektyvos ir daugmaž susidėlioja vaizdas, kokių žiaurumų jie yra išgyvenę, kokių represijų ir visko yra patyrę. Man tai gal žiūriausia, kad korėjiečiai išgyveno tą pilietinį karą ir saviškiai šaudė saviškius, kad tapo mirtini priešai Šiaurės Korėja ir Pietų Korėja. Tai tiesiog viską pamatėm savo akim. Įdomiausia gal buvo, kai buvom observatorijoje, pakilom ant kalno ir tiesiog su žiūronais galėjom pamatyti Šiaurės Korėjos žemę. Tai iš tikrųjų tiesa, kad ten yra pastatytas visas propagandinis miestas. Negalėjom fotografuoti, tai kelsim nuotrauką, su kuria pasidalino gidas. Tai matėm tą propagandinį miestą, kuris skirtas yra parodyti, kokia moderni ir nuostabi yra Šiaurės Korėja. Nors tenai vaiduokliai pastatai stovi, žodžiu, net be langų ir be nieko, tai skirta tik iliuzijai. Taip pat Pietų Korėja kažkaip visgi nori padėti Šiaurės Korėjai, ypač po ekonominio nuosmukio, tai jie buvo pasienyje pastatę visą industrinį miestelį, kad suteiktų darbo vietų Šiaurės korėjiečiams. Tai Šiaurės korėjiečiai toliau konfliktavo ir žudė korėjiečius, tai tada tas miestelis buvo uždarytas ir dabar Šiaurės korėjiečiai ten, žodžiu, įkūrė karinę bazę, tai čia tas pavyzdys, kai nori padėti, darai meškos paslaugą ir paskui tai atsisuka prieš tave. Ja, tai tada buvom dar tuneliuose, tai irgi 70 metrų gilio tuneliai, kurie buvo iškasti Šiaurės korėjiečių. Tai jie kasė tunelius, nes norėjo tiesiog užpulti Korėją pietų. Šitie žmonės tiesiog nepasiduoda, jie toliau planuoja užkariauti pasaulį ir užpulti Pietų Korėją. Ir net iki pat Seulo, žodžiu, kasa tunelius. Iš tikrųjų, tai tas uolienas sprogdina su dinamitu. Tai atrasti yra 4 tuneliai, jie yra uždaryti blokadom, tai mes buvom nuėję iki tos blokados ir iki pačios Šiaurės Korėjos buvo likę gal 150 metrų. Tai gan kraupus vaizdas. Tai ir tiek iš šio turo. Dar, žodžiu, sutikom tokią moteriškę, kuri prieš 7 metus pabėgo iš Šiaurės Korėjos ir dabar tiesiog pasakoja savo istoriją, atsakinėja klausimus, toks Q&A. Tai, aišku, įdomu paklausyti, įdomu užduoti klausimus, bet matos, kad jie atrepetavo savo tą istoriją ir daro tokią kaip prezentaciją. Tai truputį neatrodo labai nuoširdu, kai uždirba pinigus, prekiauja iš savo istorijos. Tai tas... Bet bent turi darbą dabar. Tai... Ne, tai šiaip žiauriai pasisekė, nes daug kas miršta bėgdami iš Šiaurės Korėjos. Sunkus kelias buvo. Tai ties čia ir užbaigsim Seulo vlogą, manau. Čia ilgas gavosi. Pailsėsim ir rytoj keliausim į kitą miestą. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Taip, ačiū, galit parašyti, jei planuojate į Seulą, galėsim gal ką parekomenduoti, ar šiaip, jeigu turit kokių klausimų, pakomentuokit, pasidalinkit su draugais, paspauskit like ir prenumeruokit, jei norit daugiau kelionių vlogų. Outro, ačiū, kad žiūrėjot, pasubscribinkit, pakomentuokit, palaikinkit ir iki kito karto kitame Korėjos mieste. Gamsamida. Gamsamida.